Na, sveiki susirinkiai. Žodžiu, išėjau paskutinį momentą, saulė baig nusileisti. Aš jau miškelį lokaliam, prie kažkokią žerėliau sumašiau. Jau buvau ateis iki čia. Tai visai tokį fainų veitelį. Prisilaužiau tokių smulkių šakelių. Jau čia pasikursam laužėlį. Tim, kad galvo, kad čia bus daug veiksmo, kelių, ne da kažkur. Tai gali atvaryti, pažiūrėti kažkokią samošką, da ką nors. Ką ten po Afganistaną važinė. O mes varom pasikursam laužėlį. Prisiesam, kai šits vidosiks bus faktiškai tiesiog, kaip sakyti, podcast su manim. Tai vat, sveiki atvykiai į žiemos pabaigos, kaip čia pasakyti, pabaigos pradžiai, kaip matot, biškelį ir sneiga, visas šakas fainė. Šitas turi tokią plaužavietį. Tai pabandysim susikurti, pasiėmiau žiūrtuvėlį. Ledas turis nemažas. Nežinau, matos per kamerą, bet kažkoks kaprūks užsidėjęs ant ledą. Tai visa fainė atrodo. Tai reikia susikurti laužėlį, kol dar nesutema, įgaliam padiskutuoti. O čia šitas, kaip sakiau, būna va tokis daželis padarytas, kur būna prikrauta malkų, visokių, kaip apsivalo gamtą, būna prikrauta malkų, į tonas gali realiai naudoti. Tai čia, kaip sakyt, pasirūpin miškininką arba kažkas tokia. Amoniai reiks susirasti stumbesnių pagalių. Tai kiek atsimenu, viršau buvau kažkur nulūžęs medis. Kon šitas laužavietė tokį šiek tiek yra. Matau, čia kažkas tik buvo kūris, bet pasiėmiau popierių. Nes dar matau, kad ir žaryjų. Matosi nesimata. Gal ir užkursam. Dabar toks buvo, deina buvo plius 1-2, viskas atitirpa, naktį sniega, o dabar viskas sušalo. 1 minus. Tai gal viskas bus gera. Tim, kad įrašėt, kad daryk žemaitišką kalbą. Tai padarysiu žemaitišką. Tim, kad sakėt, kūdikėkis, negražu. Vaka žiūr, tai neleiskit vakam žiūrėti. Liktas jūs patys nesat žmonės. Nesuprantat, koks pasaulis. Kaip sakyti, prisilaužiau pagalių. Gal įsikors. Galim pabandyti. Labai ilga nebūsiam. Dūmėlis rūkst, svarbu kažkokėl susidegtum. O visą kitą, čia gerai. Aišku, su išeiginės drabužės. Svarbu neprasmirsti, bet čia tas į neįmanom. Ką lauki dara toks dalykus. Dūmėlis rūkst. Matot mane, nematot. Reik fokusą padaryti. Kaip čia reik padaryti dabar. Štovosmo kamerą čia turiu. Gal sufokusaus. Oho, ką parūka. Matas nesimat. Galėtum tik nerūkti. Būtum geriau. Bet gal įsidegs. Ova. Tepo. Reikia jumis perstatyti ketveit, nes man ruot čia bus negerumą. Šitas buvo ketveito. Čia bus viskas į gerą. Tepo. Mesam
šakų. Gaila, niek nepasėmiau, ko pasikėpti. Tai biškėlį šiokius tokius problemėlis. Bet nieka. Ką pačils, apsneigs jau, aptirps. Galėsim pasimti mėsėlis, pasikėpti. Čia faini, čia tokis kaip grotelis ir grotelis, gali maist pasikėpti. Nepatinka, gali savo pasimti kokį formą. Eišmus kokius. Reikia iškart pakurti normaliai. Viską sumesa. Ir bus gera. Nu, sulūšė, nesulūšė. Pirštins pamiršau pasimti. Kur? Lūšta. Da biškėlį radau beržėlį tokį, kad rastovėjai va tep. Tai vis laiką ir žeima. Ieškokit medžių, katriai stov ir jau nudžiuviai. Nes kaip sninga, lyn, bundau, tepo gražiai prabėg ir ant ir geriausias, sausiausias medis, katru gali atrasti miškį. Jeigu ieškosit tokiu metu, kaip sneiga pilna, katriai gol ant žemės, tai visas bundau viskas bus tiesiogiai įsiger ir ant, kaip sakyt, pats medis būn, всё. O, iškart malkelių. Liuksas. Žinau, ir Vincent Need for Three, man kažkaip ten vadinasi. Irgi žemaitis var į miškus su visokiais migmaišės į gamtą su chebra. Niek, apgrįšiu žemaitei, bus laika. Reiks pabandyti vienam parašyti. Gal suteks nuvaryti, kur nors kokių vidos įkėlį padaryti. O, laužėlis. Pavyzdėkit. Deg. Vadinasi, reik padaryti, kad būtum į laužėlis. Kraštovais, tai čia ir puikus. Uolas aplinko, ežerėlis toks nedidelis. Kokį hektarą dydžiaus, nedidesnis. Preit kart buvau užlipsint ledą. Tai kažkas sakė apie 45 cm. Tai čia vaika loši, kaip sakytų, ledą ritulį. Fainė būn paveizėti. Tai gaila nebespėjau atvaryti čia, kaip jau saulė nesileido. Tai būtų visai gražiai. Ir tokias uolas, kokį 15 metrų aukščiaus. Tai ten kaip užsilipi. Iš kitos pusės matas, kaip saulė leidas. Tai būtumėm raudonų vakarų pasiklausę. Viskas. O dabar, ko padarysi? Gavom laužėlį pasikurti vietoj saulės. Tai vat, kam reikals. Šiandien nusprendžiau iš tikrųjų niek nedaryti. Nekeliauti kažkur. Nes turėjau biškėlį reikalų. Plius šiandien dain reikėjo suleisti nemažą valandų, ką padaryti. Paskutinį vidosiką. Katrai dar nežiūrėjot, galėt pažiūrėti papač, dar viens vidosiks ir apie mano namo projektą, katru grubai apie metus laik stačiaus pats nuo pametų iki pat viršaus ir galiu iš tikrųjų kelis komentarus atsakyti, nes šiaip, kol ir nedaug žmonių, tai aš dar galiu atsakinyti, kaip sakyti, mechanišką, parašyti, atsakyti kokį komentarą, bet iš tikrųjų įvairių klausimų buvo pasakymų tiem žmonėm, katrai mane ger, kad aš esu, kaip čia pasakyti, skelbum komplimentus, kad aš esu pavyzdys jaunimų. Tai koks man tikslas yra išvis čia būti? Aš nesu čia dėl sekėjų, aš nesu dėl kažkokių pinigų iš YouTube, dar kažko. Aišku, tas indėlis į visus vidosikus, į kontentą tokį, kaip sakyti, neužmatytis negali būti ir YouTube vis tiek nori, nenori skirtas kelis kapeikas ten už tas vis peržiūros ir panašiai. Todėl kartas mato ten reklamą kokį, vieną kitą, bet kaip sakau, kapeikas pamet ir teiki žinių. Tai čia tikrai nemanau
Ir tikrai žinau, kad čia nebus, kad aš esu dėl sekėjų, dėl kažkokios šlovės, dėl pripažinimo ten ir panašiai. Tai ne, mano tikslas iš tikrųjų ir kad pamotyvuoti, parodyti pavyzdį šiuolaikinė visuomenė, šiuolaikiniam jaunimu, tiem, kad jau, kaip sakyti, jau grubė 16, 18, 20 metų, 25, 30, ar netgi vyresniam žmogui, kad kada ne iš tikrųjų stengtus daryti dalykus, katrus nori įvykdyti, padaryti, pastatyti, nuvažiuoti, nukeliauti, padaryti, ko neišdrįsa gyvenime. Tai, kas nežinot, man vardas ir Mantas, man 26 šią dieną su centas. Ir dėl ko aš esu, tai labai trumpą galiu iš tikrųjų papasakoti man prieš istoriją, kaip aš iki šios dienos išgyvenau. Tai nuo pat mažens buvau įvairių sunkumų, tikrai negyvenau gerai, buvau iš tikrųjų sunkus gyvenimas, kaip aš pasakyčiau, ne iš pačių sunkiausių, nes pats savo akim mačiau, kaip dar blogiau žmonės gyvena, bet pakankamai sunkia, kad kelis pavyzdžius pasakysiu, kad pavyzdžiui valgydavom mėsą vien kartą per 2 savaitės, savo batus gaudavau klijauti, nežinau, kokius 3 metus gaudavau nešioti vienus batus ir aš nusklijaudavau. Ir ne tai, kad ten biškėlį atsilopdavau ir aš klijaudavau ten biškį. Ne, aš nusteiksų nešiodavau, kad man reikėdavo iš dviračių išsipjauti šliaukos kamerą, išpjauti pliemą ir, kaip sakyti, lopyti man savo batus, kad neleisnom vandens ir kiekvieną vakarą uždžiovintų ant pečiaus, kad kitą dieną aš galėčiau sausom kojom nueiti iki mokyklos. Tai pakankamai sunkiai iš tikrųjų praleidau vaikystę. Tas iš tikrųjų atsijuoja mano ir sveikatą vaikystė. Nebūdavau niekada stipresnis už kitus, nebūdavau niekada kažkoks ten geresnis. Vis laik, kaip sakyt, būdavo tas pajuokos objektas. Iš katro biškėlį tyčiojas, da kažku. Tai niekada nikam nelinkėčiau to gyvenim. Vis laik linku, kaip sakyti, tik geriausia, ko tik įmanoma kitam žmogui palinkėti. Tai po to, aišku, dėjau iškart į profkį, nes supratau, kad aš nevarys kažkur studijuoti, nesėdės aš ten ar ofise, ar šiaipus kažkokį inžinierių braižyti, kažkokių ten, žodžiu, supratot. Nes žinojau, kad pinigus, kaip sakyti, gal užsidirbti kitas būdas, legaliai, nelegaliai, nesvarbu, bet gyventi, kaip nori, taip ir įmanom iš tikrųjų. Pradėjau su medinės runkdarbės visokias, gamindavau ten lėkštelės medinis ir tas pakankama paėjai viso Lietuvoje ir už Lietuvos nukeliaudavau man gaminį ir iki Australijos, Amerikos, po visą Europą ir panašiai, po visą žodžių žemynus. Tai tas pakankama man sudomino prie medžiaus ir ėjau iškart į profkį, praėjau ten šiokį tokį specialybę, atsimokiau. Po profkis šoviau teisę, reikėjo praktiką atlikti. Visi vartini kažkokį naftą, ten tokius sėdimus darbus, ne per sunkiausius. Sakau savo keliam, kur gerai sutardom su klasiokas. Sakau, varom, jau rėdėjai. Sakau, vis tiek miškas, gyva gamta, o kaip čia sėdi. Tai gail paukštelių nė, nes jau matyt mėgt visi. Tai sakau, varom į gamtą, davai, pasodinsom medžių, papjausom, kaip sakyt, gamtą tvarkysim, da kažku, būsim geriečiai. Tai išvarėm, prasodinom tus medžius, ten irgi visą linksmą būdavau. Realiai pirms darbs, pirm kart dirbu kažkokį tai oficialų darbą, pirmas algas, visko
su nauja žmonėm susipažįsti, kaip iš tikrųjų viskas vyksta, kaip turi bendrauti su kolegom ir panašiai. Tai tas visai patikdavo, nes būdavo kolektyvinis darbas, aktyvesnis. Bet kuris laiks praėjo, tai vasarą pasidarė sunkiai. Supratau, kad miško darbas toks jauts ir už kapeikas iš tikrųjų nemon. Ir pasilikau, kaip sakyti, mišką tik tas pagrindė laisvalaikiau, galbūt gyvenimo kažkada, nes vis tiek pakankamai jaukus kraštas ir miškėlis. Įtep ir tada šoviau į užsienį, pirmą kartą Norvegijo. Iš tikrųjų, man ten pasiūlė, nes man kažkas pastebėjo iš aplinkinių, sako, atvažiauk, pasidarbausiam, sakau, kur dirbsam. Tai ten nuvariau iškart prie tiltų statybas, kur iš vis buvau žalis ant visokių betonų, konstrukcijų, ten tokių dalykų, kur gyvenim nesu matęs, neregėjęs, kuo ant ta ugnis nedeg. Ir žodžiu, be jokios praktikas išvariau, galvoju, vis tiek į užsienį, bus tų kapeikų, užsidirbsiu, gyvensiu gerai. Tai vėl išvažiavau, pirmį mėnesį, pirmas algas, įspūdžiai, gamta, kraštovaizdis, vis tiek Norvegija jau, kaip sakyt, kalnuota šalis. Tai krioklių pirmą kartą pamatydavau, nes prieš tą realiai iš vis jokio šalyje apart Latvijo nebuvau, nes pats iš Mažeikių esu. Tai biškėlį buvo apgailėtina, iš tikrųjų, kad neteko man daug keliauti, bet žinojau, kada ateis savas laiks iš tikrųjų. Ir pakeliausiu, tai taip išvariau Norvegijai, padirbau, sužinojau, kas ir pinigs, kaip gal gyventi fainė. Ir iš tikrųjų daugam linkėčiau taip pat gerai gyventi, kaip šią dieną aš gyvenu. Kaip sakyt, nežinau, kas bus ryto, gal koks sveikatas užlubos, ada kažkas, bet jeigu apie gyvenim sąlygas, tai patarčiau nešvaistyti laiką, jeigu patys sėdat veito, kur jums daug tai, kad jūs išgyventumėt, bet atliktum lyčiną kapeiką ant teik mažą, kad jūs turėtumėt, nežinau, kokią kelionę taupyti, kokius 2 metus. Tai čia jau ir prasts palyginus gyvenims ir sakau, palinkėčiau, jeigu esat šūdino situaciją, bijot ten pasakyti, kad varau iš da kažko, atsiminkit, kad jeigu nedarysit, niekada nesužinosit, ar bus pavykę, ne. Jo labiau su darbu. Esat, kaip sakyti, nebe tai laiką, nebe kažkokį ten Sibiro taigą, kur artimiausias miestelis už 500 km. Tai visuomenė aug, ekonomika aug, atsirand visokių įmonių panašiai. Stebėkit aplinką, domėkitės iš tikrųjų. Jeigu bijot, ieškokit, kas ten dirb, ieškokit, kas jau ilgą laiką ten ir nueikit į grupės, į paprasčiausias grupės, kur žmonės vos ne jau gyventin. Ir iš tikrųjų ir gerų žmonių, katrai patars, kartais netgi gal prirodyt kokį darbą. Ir pamatysit, kas ir geresnis gyvenims. Nes tikiu, kad šią dieną ir tikrai daug žmonių, katrai sėd kažkokiam fabrike, kažkokio veito, kur anim nepatinka. Nežin, kur nori užpės, ten jau tas darbs. Ir žodžiu, tai sakau, esmė kokį. Man tikslas ir pamotyvuoti, kad ne tik aš, bet ir kiti galėtum gyventi ore, padore, turėti ko nori, turėti savo namus. Ir ką aš tu galiu parodyti, kaip aš sakiau, aš tą pakankamai jaunas esu. Toro viskų nepasakysiu, bet esmė supratot, kad kam kyl klausims, ar aš gal visko ant paskolų sėdu da kažko. Ne, atvažiavau į užsienį, papohalin, kaip sakyt, pus metų, metus, 2. Da 2 neištraukiau iš bein kart. Tai
padirbu tam tikrą laiką, ten susirenku kapitalą kokį 20-30 tūkstančių, tarkim, ane? Ir čia turit nepralošti savis. Pirm žingsnis atvažiavus čia, savis neprarasti. Kutas reiškia, kad atvažiaunat į kitą šalį, jau iškart įspūdis, jeigu čia nesat buvę, iškart įspūdis, o čia jau kalna, čia dar kažkas, čia jau žmonės geriau gyvena, čia man reikia gal prisitaikyti prie kad aš čia irgi pritapčiau, ko neturėčiau, kažkoks ten pabėgėlis, ten babais kažkoks ir panašiai. Būkit savim. Pavyzdžiui, Švedijoje, Norvegijoje visi rengia step, kad ku tik išeiti iš laus išlipus, kas su pižamom, kas su timpom, ir visiems giliai ir dzin, kaip tu atrodo, visi gyvena savo gyvenimą, čia ne ir toks gyvenimo stilius, kad nekreip dėmesį į gyvenimą. Kažkas atsitink, ku padarysi, į gyven toliau. Tai sakau, nepritapkit prie kitų, būkit savim, išvažiavę savis nepraraskit, nepradėkit ten daugiau išlaidauti, nes, kaip sakyti, tokių intrigų ar parodymų, kad galėt kažkur išleis, bus labai daug ir galėt būti suintrigauti, kad man reikia čia tų, čia batų naujų, čia dar kažkų. Ir esmė kame, kad gausias, kai jūs išvažiavot, pradėjot dar brungiau gyventi, bet jūs gaunat aukštą algą, bet pradėjot brungiau gyventi ir žodžiu gauna šnipštas, gaunas tas pats, kas būtumėt Lietuvo, su mažesnė alga, mažiau pirktumėt, o čia išvažiavot, tai visko darot jau dvigubą, nes, kaip sakyti, dvigubą ar trigubą uždirbat. Tai turi susitvardyti su savim, turi palaikyti savi, būti disciplinautom, neišlaidauti, pirkti ten maistą, mėsą, ten vištieną, dar kažkų, neužsisakinėti iš visokių greitų nesąmonių, ten nesaniai, kaip sakyti, vis laik plėš ir nepastreikti. Tada padirbat tus pusę metų, pamatot, kas ir kapeika, turit ličnų, kaip sakau, nepraloškit ir pasidarykit planą. Ko jūs norit iš tikrųjų? Ar būtų nusipirkti, ar su lična mašina važiuoti kažkur įsigyti. Tai tokį planėlį pasidarot, užsidirbat kapeiką, grįžtat, įvykdot, rami galvą, reikia vėl kažkokį tai kapitalą, turit planėlį, galbūt kažkas iš jūsų planaun prisipirkti butą, 1, 2, 3, 5 kokius. Tai važiuokit į užsienį, darykit iš tikrą, raskit savo palankį sritį, darbą čia ir darykit tų, ko norit labiausiai. Nesakau, viskas, kas stabdo, tai ir jūs patys. Jūs patys savi galite kontroliuoti, galite sulaikyti, galite išvažiuoti, dirbti darbus ir tai tokis takelis, laužėlis, reikia vis pakurstyti, čia nepakurstyti. Iš vidaus sudegė, į to šakas toliau nedegi vidų. Reikia pajudinti biškelį. Ta kamera fokusau, nežinau. Nelabai matos. O, įdėsiu, rankos jaudas. Tai dabar reikia svarbu veidą neišsimurzinti ir viskas bus puikiai. A matos čia? A nesimatė? Kaip čia esu, aš, blėt, dingęs. Dingęs esu. Tavo esmė kokį. Kiek čia turim? Na davai, dar biškėlį pakalbam. Kokį čia dar esminių reikalų ir nukalbėti. Kokį tikslą, ne? Esmė kokį tikslą. Parodyt, kad gali gyventi geriau, gali gyventi taip, kaip nori, daryti, ku nori, turėti, ku nori ir, kaip sakyti, gyventi laisvą, orę, padorę ir nekreip dėmesį į nieką absoliučiai. Tai vat. Ku darysim toliau su kanalu, čia, kaip aš sakau, pradžios pabaiga, toliau tik tas kelsim į viršų, nes matau, kad jūsų vis daugėja. Tai, kad rašot komentarus, esat maladėt, skiriat tam laiką,
kad į tu laiką numetat, vis tai kažkoks ir palaikiams, bet ir apskritą matau peržiūrų keiką ir suprant, kad iš tikrųjų daugiečia tų žmonių. Tai manau, nekeliausiu aš po pasaulį, nedarysiu, kaip 50 kitų keliautojų, tų patį aš turinį nedarysiu, darysiu savo, tų sugalvoju, belekų, kelsiu, sakysiu, tų, kuo aš noriu ir vat, kaip sakyti, būsiu originalus. Tai, kad sako, kad čia kažku kopijaunu, asamuš, kada kažku. Man vienoda šviet, čia, kaip sakyti, ir žodžio laisvė. Jeigu, pavyzdžiui, ne, kit žmogus su kairį ranką valo sobin, jūs irgi su kairį ranką valotės. Tai čia jau skaitos, kad kopijauni tų kitų žmogų, ne? Tai, biškėlį logikas. Aš iš vis nekreipiu tokius dėmesį, esmė tokia. Tai vat, nekreipkite jūs, nekreipkite dėmesį, ku sako kiti, nors kartas būna sunkia, jeigu ypatingai tai kiti ir tavo šeimos narė. Ir ko aš jums galiu palinkėti? Stiprybės, valios, disciplinas. Disciplina ir vienas stipriausių dalykų iš tikrųjų. Disciplina ir valios reikals ir dar moralės reikals. Visi tai 3 dalykai dėkiam sudaro visumą tau kaip žmogaus savivertę. Ir ton savivertė tave vari prieki. Teik tavo gyvenimą keli, ko tu sieki, kaip tu gyveni, ne, ten koks tavo tikslas, ten vakus užauginti. Pavyzdžiui, ir tos pačius santykios irgi. Jeigu savivertė aukšta ir jūs turi ten gerą discipliną, gerą požiūrį į gyvenimą, gali daug ko pasiekti. Tokių žmonių ir labai mažai iš tikrųjų. Šiandien kaip tik su kelia žmonėm diskutavom apie tokius reikalus, tai tiesiog kalbėjomės ir stebėjomės, kiek mažai ir ličnų žmonių, gerų žmonių, katrie gerb, katrie propagavom gyvų bendravimą, katrie dar tų, ko nori. Apie tus pačius santykius labai daug kalbėjomės iš tikrųjų, kad ir šiuo metu sunkia susirasti antras pusės, normalis antras pusės, nes ir labai daug tuščių žmonių aplinkau ir tie tik tas keli procentą. Aš iš asmeninės patirties galiu pasakyti, man, kaip kai kurie galvoja, o čia kokį panelį tai jau tikrai parašo kelis, bet pasakysiu iš tikrųjų tokį faktą, kad man rašo daugiau vyra, katrie tur požiūrį panašu kaip mano, nori pasiekti, kažko pastatyti, padaryti, nugyventi, negyventi tuščią, kaip sakyti, kad būtum senatvę papasakoti, parodyti. Ir mes su Jonas iš tikrųjų padiskutaunam įvairias klausimas, įvairias dalykas, pats, žinau, daug kartas patarimus ir panašiai. Ir visom normaliom merginom galiu pasakyti, kad tokių vyrų, kaip aš, iš tikrųjų ir galėt, kaip sakyti, nebijoti, nes ani nikados nebus, kad kas čia aš. Nikados tokį vyrų nerasit bari, klube, nežinau, kažkokiam tūsė, pas kažkų trobo baliavotina, panašiai. Tokį sėd savo kampelį, savo garažį, kažkokiam kaime, trobelė, kažkų statos, daros, krapštos, stumdo mašinas ten ir panašiai. Ir ne iš tikrųjų vertin ir tas antras pusės, vertin, kas ir pagarba, viens kitam į santykių žiūri iš tikrųjų stipriai, o ne tai, kad ten tik tas 1-2 naktų nuotykis. Tai nepraraskit vilties, taip galiu pasakyti, kad iki kiek jums ir metų kartas pasižiūri, kad netgi ir taip pat senelė, babų, ten jau 50-60 metų žmogus paėmė susiranto antrų pusę. Jokios problemos nėra. O jeigu jūs esat jauni, tai iš vis nešikite padai, viskas bus gerai. Žiūrėkit pozityviai į gyvenimą. Kažkas nukrėtų iš tež, į kas. Neprisiriškit prie daiktų, taip pasakysiu. Daiktą ir numersat, daiktų nebebus. Sonas nenueisit į kapus. Darykit prisiminimus.
darykit prisiminimus, o dar geriausiai, kaip stengiatės gyventi, prisiminimą ir akimirkas pačias ateina į tavo keimą ir, žodžiu, galėt tada džiaugtis jūs gyvenimu, kad gerai nugyvenat. Man laužėlis jau pabiškį silpst, tai aš jau su savo mintim pabūsiu, pasėdėsiu, pamastysiu apie planus. Planų iš tikrųjų savo neliesiu. Tai vat, šioks toks podcast, kaip čia pavadinti, podcast su Manteliu įvyko. Bent kažkoks content, kaip sakyt, ton viduosi, kai galėjot background pasileisti šią paklausyti. Trumpa apie mane, kuo aš čia dirbsiu, koks man biškėlių tikslas yra. Ir viskas. Tiem, katri esat, kaip sakyt, nežinau, matot, nematot, katri esat, maladėt, būkite toliau, tai katri žiūri pozityviai į gyvenimą. Tai galiu tik taip pasakyti, kad gyvenkite apie toliau, darykit dalykus, ko norat, kaip norat, gyvenkit pozityvę, motyvaukite kitus šalimas, neskleiskite to tokio negatyvo. Visi gyvenam, kaip sakyt, draugišką, labiausiai ko pasilgstu, tai gyvą bendravimą, nes šiais laikas daugiausia trūksta. Šiuolaikinį visuomenį, šiuolaikinis jaunims pagrindė auga vien molė ir aš, kaip sakyt, paskutinis iš 99 metų, kaip sakyt, iš praeito dar tūkstantmečiaus gausim prilaikyti, nes jeigu ne kiti, tai mes patys, ką mumis išaugino, patys gausim daryti visuomenį, kaip sakyt, normaliai, ugdyti žmonės, tai nežinau. Man gal dar anksti kalbėti, vakų dar nėra, bet ir tekiai jau gyventi, katras su antrom pusėm, katras turi vakų, tai bus įdomus kits laikotarpis. Tikiuosi išauginsam gerą visuomenį, gerų žmonės. Tavat, palinkėsiu visiems sėkmės. Dėkau, kad žiūrėjot. Susimatysim, nežinau kada. Gal nukeliausim kur nors. Pavyzdėsim. Tai vat, numetat laiką, susimatysim kitą kartą.